moteris, kuriai patinka daryti, rašyti ir žiūrėti į veidrodį. Taip savo internetinėme tinklaraštyje skirtame moterims prisistato buvusi TV laidų vedėja žurnalistė Rimantė Kulvinskytė. Sveikos mielosios, čia aš, Rimantė Kulvinskytė, ir pasidaryk taip pati grožio dienoraščiai. Pasitraukusi iš pramogų pasaulio, mergina su savo sužadėtiniu Povilu vadovauja kūrybos studijai ir džiaugiasi galėdama daugiau laiko skirti kūrybiniai veiklai, kuri beje pasirodo itin naudinga mums moterims. Dabar turiu laiko ir savo tinklaraščiui, turiu laiko rašymui, eksperimentams, savo videoblogui. Tai dėl to labai džiaugiuosi ir turbūt atrandu pati, darydama, ruošdama video ar rašydama įrašus, atrandu pati ir sužinau daugiau negu kad anksčiau rašydama moterims apie grožį, dietas ir madas. Šiandien kalbėsime apie antakius, o tiksliau apie antakį. Šiandien Rimantė dosniai dalijasi su kitomis moterimis savęs puoselėjimo patirtimi, kurią įgyti paskatino negailestingi televizijos užkulsiai. Kadangi ne vienerius metus buvau grimuojama ir šukuojama specialistų, pati daug ko iš jų išmokau ir natūralu, kad pradėjau labiau saugoti savo odą ir plaukus, nes kitam žmogui jų būklė netokia ir svarbi. Jiems svarbu, kad greitai tave sušukuot, suvelt, jungt karščiausias žnyplės, efektas būtent kameroms. O kas su tavo plaukais darosi vėliau, tai jau ne jų reikalas. Būtent todėl Rimantė pradėjo puoselėti savo grožį pati. Į klausimą, kas paskatino savo patirtimi pasidalinti su kitomis moterimis, Rimantė atsako, nustebusios kolegės. Sakė, Rimantė, pasidalink patarimais, kaip tu daraisi tą ar kitą šukuosiną, tu ateini į darbą su įspūdingais plizdais ant savo galvos ir sako, tikriausiai tu keliesi 6 ryto ir pasakiau, netoli gražu taip nėra, mano šukuosinos užtrunka gal 10 minučių ir sako, mes netikim. Taigi Rimantė kategoriška, pasiteisinimų būti negražiai nėra. Pasiteisinimų būti negražiai nelabai yra. Tai, kad neturi laiko, čia nėra pasiteisinimas. Taip, gal įgūdžių trūkumas, praktikos trūkumas gali būti pasiteisinimas, bet kad neturi laiko, iš tikrųjų, kai pažįsti savo plaukus, savo veidą, savo odą, tikrai ilgai, kai moki netrunki, byloja liaudies išmintis. Na, o dabar metas išgirsti tai, dėl ko šiandien susitikome su Rimante. Jūsų dėmesį keletas praktiškų patarimų, kurie pravers moteriškoje kasdienybėje. Oi, tai tada pirmas patarimas su blakstienų tušu. Tai kaip minėjau, jeigu jisai jums pradėjo grumuliuotis, gumbuotis, ar kaip ten vadinama šitas reiškinys, tai jį galite atskiesti linzių skysčiu. Užtepusios blakstienų tušu ant šepetėlio galite jį naudoti kaip skystakių pravedimą. Daugelis moterų daro klaidą apsivesdamos akis juodai, tiek viršutinę, tiek apatinę voko dalį. Jos taip tai išryškina akis, bet vizualiai akis atrodo mažesnės. Tai aš manau, kad jeigu šiek tiek pakeistumėte šią rutiną ir apatinį voką paryškintumėte rudu šešėliu arba rudu pieštuku, o ne juodu, tai pačios pamatytumėt, kad akis tikrai būtų daug didesnės negu ryškinant tik juodu pieštuku. Jeigu norite, kad ilgiau laikytųsi jūsų lūpdažis, tai aš darau tokį, kaip pasakyti, pratimą, uždedu ant lūpų popierinę servetėlę ir papudruoju su biure pudra lūpas per servetėlę. Tada lūpdažis tikrai 2 valandas mažiausiai nejudės iš vietos ir nesubėgs lūpų raukšlelės. Pulso taškus, jeigu jūs patepsite vazelinu arba kažkokiu aliejuku, tarkim čia ir čia, kur kvepinatės jūsų ir po to kvepinsitės, tai jūsų kvepalai laikysis žymiai ilgiau. Taip pat Rimantė atskleidžia, kad lygios ir švytinčios odos viena paslapčių – grožio ledukai, kurie turėtų tapti kasdienė moterų grožio procedūra. Grožio ledukai. Štai jie. Parodysiu, kol neištirpo, tada jau galėsiu šnekėti. Siūlyčiau tikrai vandenį pakeisti ryte, pakeisti ledukų procedūromis ir kas iš moterų išbandė, tai tikrai rašo ir dėkoja, kad čia labai didelis atradimas. Mano kelios draugės būtent dėl to netgi nustojo veido kremus naudoti, nes sako, kad taip susireguliavo visas natūralus odos balansas atsirado. Žinoma, patys turbūt populiariausi yra ledukai iš, tarkim, rožių vandens, ramunėlių, žaliosios arbatos, tokie, kur tinka visiems iš tikrųjų. Aš pati darausi iš
agurkų sulčių ir citrinos ir šiek tiek medaus, nes agurkas yra garsėjęs savo drekinamosiom savybėm, citrina skaistina odą. Taigi pažadinkime rytai savo veidą leduku, o po dienos darbų nepamirškime kruopščiai nuvalyti makiažo. Kaip tai daro Rimantė, pasirodo, ilgą laiką tai buvo karinė paslaptis, kuri bus netrukus atskleista ir jums. Viskas vyksta taip, jūs pasiimate aliejų, mažiausiai turbūt pretenzingi ir sukeliantis mažiausiai kažkokių reakcijų, tai yra kokoso aliejus ar alyvuogių aliejus, turbūt daugelis turi jį virtuvėje savo. Juo gerai išmasažuojate visą veidą ir akis, ir tušą. Kadangi aliejus tirpdina visus nešvarumus, tai patikėkit manim ir tušas ir viską, ką dėjote iki tol, pudra, viskas atsimirko. Ir tuomet imate mažą frotinį rankšluostuką, jį kišate po verdančio, po karštų vandeniu, tokiu, kurį jau rankos jūsų nebijotų, bet jau būtų tikrai karštas. Išgręžiate ir to karštų rankšluosčiu nuvalote visą veidą. Tai žinokit, tai yra kaip 3 pirtys ir 1 spa sudėjus. Kosmetologų siaubas. Taip juokais save apibūdina Rimantė. Tiesa, mergina neneigia fakto, kad būna atvejų, kuomet reikia kreiptis ir į specialistus. Bet jeigu galima apsieiti be jų, sutaupyti laiko, pinigų ir atrodyti žaviai, kodėlgi to mums nepadarius? Tikimės, kad Rimantės patarimai ir moteriškas entuziazmas puoselėti savo grožį įkvėps ir jūs. Na, o jei reportažo metu jums kilo įvairių klausimų grožio temomis, Rimantė mielai jums atsakys savo tinklaraštyje Rimančių Rimantė.